skanu, kadangi vasarą visi saulės elektrinių turėtojai turi tokį bėdą tokią, kad neturi kur dėti elektros. Jeigu jie nepasijungia prie tinklų, kuriem gali pardavinėti ją. Vieni šildo vandenį, vandenį visi šildom, aš irgi šildu. Kiti stato, ten kondicionierių pasistato namie, dar kažką. Bet pavyzdžiui, gamintis produkciją tam tikrą, tu gali su elektra, su perteklium elektros. Ir jinai gali būti tau labai naudinga. Pavyzdžiui, tu gali džiovintis daugą. Ir ne tik tai uogas, grybus ir daržovės, tenai, tarkim, vaisius džiovintis su elektra, bet gali džiovinti mėsą, kurią tu vartosi. Tai yra kaip mėsos konservavimas, tuo pačiu, jeigu, pavyzdžiui, žmonės mėgsta kokias vytintas, ten dešrelės arba vytintą mėsą, tai labai geras dalykas. Šiaip tai iš tikrųjų patarčiau. Jeigu turi daug elektros, vytinkit mėsą. Kas mėsą valgot? Labai skanu. Pasūdai, pavytinė. Tai parduotuvėse kaina šitos produkcijos yra kosminė.